Agnis eterinis valyms, nu ir Ernesta pasako, kun mata. Matau, Agnė, tarsi ant kažkokio aukšto kalno, bet taip iš toli. Jinai mane kaip ir prisileidžia, bet nelabai. Nu, ta prasme, aš priėjau iš pradžių prie jos, pasirodžiau, kad čia aš, paprašiau leidimo. Viskas kaip ir gerai, bet taip iškart mane nusvedė kažkaip atgal. Ne, jinai pati nusvedė. Bet aš į ją galiu žiūrėti tik iš tolo. Perdaug ana informacinį burbulioką apie ton viskon, kapan regaun. Sumišus pati tokia. Sako, aš kaip ir nieko nedarau, nesuprantu, čia taip dairosi aplinkui. Tegu išteis ilgai jungti kitavis, kad galėtum prisijungti per atstumą. Padarė, jo. Prisijungia, ne? Pažiūrėk, kas ten tai met šalia iš karto. Jinai pati šiaip met šalia. Pati, ne? Nesuprasdama. Jo. Aha, kudė neterišką metai šalia. Jis nenori kažkaip nieko prisileisti, ar kažkaip yra jau nusvilus, ar yra blemba čia įdomiai. Aha. Yra kažkas lindė prie jos kažkaip, va taip, ir jinai kažkaip... Eterė lindė? Atsuk laik, pažiūrėk, kas ten lend prie nos. Iki to momento. Nu, matau žmonės kažkokius, bet čia lindo tie patys, blemba, pas kuriuos jinai yra buvus. Tasme darytis irgi rebefingu. Aha. Tokie nesaugu, žinai, vat, nu čia vat kaip ir ta mūsų panaši situacija. Va tokia. Kaip į mum ką darė, ne? Jo, va tokia. Kažkun pasiėmė iš anos? Jo, kažką pasiėmė iš anos ir dabar, nu jos pat pasąmonė, saugo ją. Aha. Gerai, išreišk valią, tegu atsistuo dabar tai, kas pasiėmė iš anos informaciją prieš tai. Aha, matau. Kokie neatrodo? Čia žmonių pasąmonės, ne? Jo, žmonių pasąmonė, bet iš karto toks groboniškumas irgi, žinai, groboniškumas toksai, tyrumo nelabai, čia tų tyrų kėslų iš vis net nėra, čia tik tais, vien tik kėslai, tyrumo nėra. Aha, ar anai ton pats nardydami dar, ar tiesiog rebefingo metu? Nardydami. Anai narda, ne? Akeitį. Jo. Už mumis keitėsi? Ne. Ar tu pati pajėgsi malku kriauti, ar atėt mundą prisijungti prie tavęs? Gal ateik, žinau. Nu gerai, tai aš tada irgi prie tavęs. Aš prisijungu tik prie tavęs, nu nors... Nu, aš prisijungu prie tavęs, kad būtumėm galingi dabar. Išreiškėm valią, atsimkėm mes informaciją, kuna ne iš mūsų paėmė, iš Agnės. Visko atsiėmėm. Ir dabar mes galėjom gražus, ar ne, nimdaut, kadangi mes ir esam dabar Agnė. Taip. Nu gerai, daug jam manim gražus, bet aptruopnė, aš anim įkrausiu čia visko. Priešinas čia kažkur bando, kšie tik tą mažylį. Bėgas, anėjo, gera. Įdėjau, jeigu bandys jas dar prie Agnės, ten socijaus pas monis iš kart. Aha, gerai. Anei papaulis pats pas monis iš kart, taip saugos. Nu, gerai. Gerai. Nu, aš vėl tada atsijungu nuo tavęs. Gerai. Tegu integrauns ant ton informaciją iš kart, jeigu pažiūrė, jeigu nėra užkrėsta, jeigu švari. Tegu integruojas. Nu ir gerai, dar kokius apsaugos. Nors pasąmonį patenos jau dabar saugos. Ar anei sugebės prie nos, jeigu norės? Tie patys ne. Tai patys ne. Bet anei jeigu bandys prie nos prieiti, anei pas mumis bus atiteleportuojami, ne? Iš karto jau. Iš karto, ne? Per vamzdį kažkaip. Nu labai puiku. O nei bandys dar prie nos lyst? Bandys, anei ir ateis pas tetuką. Aha. Nu puiku, klausyk. Lauksim svečių tada.
Geras, Nu. šitas blemba. Nu, ką man patinka. Mhm. Nu, liuks. Nu, tai gerai, tad žiūrėk toliau informaciją Mhm. apie Agnę, kas ten. Nu, dabar aš jau galiu prie jos būti arti, žinai. Nu, labai gerai, tada būk šalia. Žiūrėk, kas dar ten, kur dar informacija ant tau rodo. Nu, tokia pasimetusi jinai yra. Mhm. Ieško kažkokio kelio irgi. Mhm. Neužtikrinta tą, ką daro. Visko po biškį taip daro, kaip ir tikrinasi, uostinėja kažkaip. Atsargiai viską žiūri. Mhm. Atsargiai. Taip su smalsumu, bet atsargiai. Taip įkiš mažą į kojas pirštelį ir žiūri. O čia šalta ar čia šilta. Mhm. Galėtų daugiau pasiekti, jeigu drąsesnė būtų. Mhm. Reiktų mažiau bijoti. Nėra ko bijoti, tai ką ne? Jo, nėra į ko bijoti. Nu, gal tik tų, žinai, gerų dalykų. Ta prasme, kad su gerais dalykais kažkaip irgi ateina, kad su gerais dalykais irgi reikia mokėti susitvarkyti. Mhm. Nes kartais tiek duos gerų dalykų, jeigu išdrys, kad bus irgi biški šokė tokiam. Mhm. Net, žinai, net atatupsta rodo truputėlį, tik tais toksai gūsis. Bet drąsos labai tam reikia. O tos drąsos nežinau, nelabai yra. Kas ten atraukdo budruose? Nu tai pati savo, čia pačios programos kažkokios programėlės sudėtos čia. Iš kur velkas tos programos? Kada mums gal? Dalis yra iš šio gyvenimo, dalis ne. Dalis ne iš šio, ne? Mhm. Bet tos pagrindinės, sakyčiau, iš šio. Mhm. Nu tokios, kur dabar va, su drąsa susijusios, tai su drąsa, su tokiu prisėmimo atsakomybės už tai, ką darau. Mhm. Už tai, kas aš esu, ko aš noriu. Mhm. Gerai, tada pažiūrėk tas, kuriuose ne iš šio gyvenimą. Kiek reinkarnacijų ir iš kurių velkas programą? 2. 2, ne? Pabandykim prie tų 2 reinkarnacijų greit nuėti. Mhm. Ar bent vienu iš šių reinkarnacijų yra reikalingų patirčių? Ne. Ne, trink lauka bėdė tas reinkarnacijas. Dėkinga šitas reinkarnacijas. Mhm. Kai ištrins pasakyk. Mhm. Gerai. Ir dabar paimk, sukurk 2, bet kad būtum atvirkščiai, labai pozityvi su atvirkštiniam programom. Mhm. Kad atvirkščių programų būtų gavus pozityvių. Kad būtų drąsiava. Mhm. Kad drąsiai tokia pasiryžus viskam. Nu, nebei nieka. Mhm. Įmas visko, Nu, ką sugalvoja imtis. Tvirta tokia. Padariau. mhm. Gerai, grįžtam čia į dabar. Daug to ir kontraktą susikūrus, pasirašys. 4. 4 tik. Mhm. Nu visai nedaug, ką? Nu. Gerai, pasižiūrėk, pradėk nuo katro ir kontraktą ir valykim. Manau. Kontraktėlis, kad toks visada bijosi to, kas esi. Oho, koks gražuolis už kontraktą tau? Nu, labai gražuolis. Labai gražuolis. Gražuoliai, labai fantastiškas, toks Mhm. išstypęs. Išstypėlis toksai. Kiek gyvenimų seven kartson. Skaičium net nerodo, žinau, glėbį tokį rodo. Tai čia senolis jau su ja. Bendražygis. Jo, toks jau neblogas pagyvenęs, gerai. Mhm. Gerai, varom ir reinkarnacijai, kur anei susitik, kur susijai. Matau. Kas vyks, pasakok. Agnė yra
irgi kaip kariškis toks kažkoks, nu, kažkokie seni laikai irgi labai tokie. Ant arklio, ją matau, ant žirgo, ant arklio, ant... Aha. Ir labai, bet tokia labai, nu, nepasitikite savim, bet maskuoji, meluoji tą, iš tikrųjų, prasme, vaidin labai drąsią, bet taip nėra, labai dreba, virpa viduj. Aha. Dėl kiekvieno savo veiksmo, judesio, abejoju atrodo net savim pačiu. Savim, aplinka, viskuom. Oho. Bet labai meluoji, nes taip nenori, kad tai būtų. Meluoji, nežino, kad kas už tai bus kažkaip. Prasme, jeigu jinai neturi teisės, nu, savim nepasitikėti, kažkaip tokie laikai, čia toks, tokiam kariui, kaip, nu, ten ne karys jinai yra, iš tikrųjų, nu, bet va taip, kas čia yra tokie, nu, priklauso kažkokiai dinastijai, žmonių grupiai, kad kažką saugo jinai, kaip kažkoks valdovus, bet ten iš tų žemesnių ten tokių, nu, pagal pareigas. Ir labai bijo, nu labai bijo, bet žino, kad kas bus, jeigu išsiduos, kad labai bijo. Šiaip tokia visa muilina jinai, tas menų daug meluoja jinai ten labai, daug suk kažkaip, varkių kažkokių tokių. Prasuk moment, kur jau susitiek su interferent, kur buvo pasirašytas kontraktas. Kažkoks žiniuonis gal čia toksai yra kažkaip, nu toks biški vyresnio amžiaus žmogus irgi toks sulinkęs. Ir jis pastebi tą melą tą tokį ir turi kaip ir čia gaunas kaip ir jo ginklas prieš jį, nu prieš Agnę. Mums toliau šantažuona? Jo, sako, aš tau gali gyvenimą sugriauti. Sako, ne, čia man, žodžiu, mirtis, man tada mirtis, tik tais mirtis. Bet jinai, sako, aš galiu pasikeisti. Sako, nieko tu negali be manis. Apskritai tu nieko negali. Nu, žodžiu, jis taip, sako, aš tau galiu padėti. Aš kaip galiu įpūsti tave kažko čia, nu kažką, bet tipo kaip ir iš tikrųjų įpūsti, net nesakyčiau, kad nemeluoji gal čia tas žiniuonis, nu tas žiniuonis toksai. Aš pinigų prašo už tai, kažkokių auksinių, kažkokių monetų, bet ten ne tik monetus kažkokių prašo, irgi tokios kaip rūnos kažkas, čia kažkokie tokie irgi akmenėliai kažkokie, bet nu jie vertingi yra tam laikmetį. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad Agnė susimoktų ant tom tais pinigais, bet tas žiniuonis nepadaro iki galo kažkaip, nu, jis nori, kad ateitų dar kartą pas ją, nu, pas tą žiniuonę Agnę. Jis tipo kažką padaro, kaip sušamanauja ten kažkokius apeigos čia vyksta. Nu, tipo, kad įpūstelė kažkaip drąsos, pasitikėjimo savim. Bet taip, nu, apmeluoja kažkaip irgi apsuka, žinai, nes nori, kad ateitų dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Kas toliau vyksta? Taip, vakščiavams pasinau. 2 kartus gal buvo nuėjęs, 3 kažkaip supranta, kad čia nieko nebus. Geras. Jinai nužūda, nubed tą žiniuonį. Nu, maladėt, taip reikiai. Seniai reikiai. Aš taip ilgai va viskas teisės, kažkaip taip rodo, kažkaip kad svarbios detalės. Nes atvaro kažkaip ant 3 ar čia 4 tas kartas. 3 lyg buvo atėjęs, bet nedarė čia tų apeigų, kažkaip tik taip kalbėjos, o 4 kažkaip jie nervai nebeišlaikė. Nu, žodžiu, nužūda jinai jį. Taip nusmeigė vienu, bet pati savim net stebės, kad jinai čia tai padarė. Kas vyks toliau? Žiūriu dabar dar.
Jinai pati savim stebės, kas čia taip atsitiko, kad čia, kodėl jinai čia taip padarė. Nukert jai galvą už tai. Oho. Oho, ką fainai. Kokiu momentu kontrakcijai pasirašomas? Man čia dabiški roda čia tos vaizdus. Gera, gal reikalingi? Žiūri dabar, fui. Mhm. Jei tą galvą nukertant to žiniuonį irgi kažkokie, nu tai irgi kaip pasiekėjai tokie patys. Ir prieš nukertant galvą kažkaip jai už tai kažką vienas iš tų pasiekėjų irgi kažkaip sumurma, žinai, nu irgi kažką murma kaip mantros kažkokias tokias kaip kalbas. Mhm. Kad kažkaip irgi niekad... Pala. Kažkaip negali gyventi be mūsų valios. Kažkaip nu, mes tipo, tokią valią išreiškiam, kad nu, galim padaryti, kas norėsim, kad kas gyventų ir kas mirtų. Kažkaip taip. Mhm. Tai tas interferencija ir iš šonų permest scena. Jo. Oho. Nu čia taip įdomiai viskas, tikrai labai įdomu. Mhm. A viskon pamatėm, kon reik pamatyti? Mhm, atrodo jo, kad viską. Gera, atsukiam laiką. Atsukiam laiką iki pat. Kol dar negėmus ir nukeldink, ką nunišvesi kėtvetui, kad gimtų visišką kitų veitų. Ir pozityvų pridėk, kad ten būtų labai pozityvi reinkarnacija, fainų patirčių, na reikalingų. Mhm. Kad viskas gerai atus. Ir savo mirti. Mhm. Bučius, senuks. O ton senui vis ištrink, vis sunaikink, kad nelektų ten nieko. Mhm. Gerai, grįžtam į čia į dabar. Spriežu. Ištrink kontrakt, sunaikink. Mhm. Aha, pasink viskon, ko mums jį paėms iš anuos. Ir ko nyrina nudės, viskon sugražink kanalį. Mhm, paimu jau. Įsitikink, kad viskon susigražina, viskon atidavė. Ar viskas išvaru gražu. Kad niek paslėptų nelėktų. Mhm, viskas švaru jau. Viskas švaru. Nu įmesk į portalą ton pabaisiuką. Mhm. Informacijom lauk vis išvalyk, vis išmesk ir gana. Kad nebūtų nei pėdsaka. Mhm, padariu. Gera. Žiūrim sekantį. Toks burbuliuks, tas interferencijas. Nu, paprašyk, kad tikro veidą parodyti, tikro formą savo. Jo, ne burbuliuks. Ne burbuliuks, tikrai. Aha. Nu, šlykštas negražus, aišku. Šlykšta apie vėsenį gražulį. Mhm. Kas kontrakti parašytai? Iščiulpsiu tavo gyvastį. Oho, koks fainuolis. Iščiulpsiu tavo. Ką pums anų įtako šiam gyvenim, pažiūrėk. Įtakoja. Stipria? Mhm, nu tai per sveikatą iš karto rodo. Oho, ką pums išauka na sveikatų sutrikimus? Ar sutrikimus ką pums onelgas? Nu, kažkokius... Dirgiant kažką per organizmą? Jo, nėra taip, žinai, kad ten būtų kažkas taip konkrečiai, ten ar viena organų sistema ar kažkas. Bet taip visko pabiški, bet verčia prieš tai jaustis. Mhm. Pizduks koks. Kažkokius, jo, kaip ir virškinimo sutrikimus, kažkas taip su vidaus organais labiau. Aha. Ar ana fiziškai jautus dalykus? Mhm. Jauta, nedažna na tas vyksta. Nu, kažkaip jo vyksta. Nu, pakankamai dažnai, jeigu taip imti su nedažnai, tai jo pakankamai dažnai. Aha.
Gerai, varykiam į moment, kada pasiim pasais, kada pasirašy kontraktą. Kažkokius, čia ne žmonės, čia ne, ir ne, nežinau, palauk, čia gyvulinė, suprantu, kad padarai tokie yra. Kokį čia laiką? Oi, čia prieš istoriją kažkokie yra. Oho, geras. Nu, tie tokie, jie kaip, gyvuliai, nepavadinsi kitaip, nežinau, 4 kojų vaikšto su ragais tokie, nelabai simpatiški tokie. Ar protingi? Bet protingi. Su žmogu, jeigu šiandienis palyginti? Nu, taip jo, būtų apylygiai, sakyčiau. Tu savo geras. Protingi. Wow. Ir Agnė viena iš tų, kur jie kaip ir bandom turi irgi būti, žinai, tokiam bandom. Bet jinai priklauso tai bandai, bet labiau irgi taip iš šoną nuslinkusi, žinai, taip. Jinai gal protingesnė už juos visus yra, man atrodo. Aha, nepasidaut programom. Nes jin kažkaip įsitikinus, kad reikia būti bandoj, bet labai svarbu individualumas. Jin taip už tokių medžių vis lepęs, kažką padaro tas, kas reikia padaryti, nes jie ten medžioja kažkokius irgi padarus, kad išgyventų, keliauja, klajoja. Bet jinai padaro tas, kas reikia ir taip išalino eina. Masli tokia yra labai, kažkaip atrodo, kažką daro, kad būtų dar protingesnis tas padaras, jinai. Taip kažkaip save taip tobulint. Nesuprantu, kas čia per metodai tokie, kaip gyvūno tokie. Geras. Nu, kam dar rodo? Tai, na čia dabar. Da jie pačią va taip rodo iš visų pusių, va kaip gyvulis, pasižiūrėk iš arčiau kažkaip. Žodžiu, iš tos visos bandos, tos, kur jinai priklauso, tai bandai. Keliem ten tiem padaram atsiboda, kad jinai va taip atsiskiri nuo jų. Nu, ta prasme, jie nesuprant, kodėl jinai taip daro. Jie tiesiog išstum iš tos kaimenės. Paliek kaip ir, va taip vienas, sako, tu nereikalinga toks. Nu, ta prasme, toks kaip padaras nereikalinga, mes turim visi būti kartu. Turim būti visi kartu, vienas kaip už vieną, o čia tokių kažkokių individualumų negali būti. Viską mes įrašinėjom, neknarka būgės. Girdėsis įrašė. Neknarka, nu. Tai. Ir jinai vieną klajoj, tada, žinai, kažkaip sako, nu ir gerai kažkaip, tarsi ir vieną klajoj, po tos miškus kažkokius laukus. Sutinka irgi kažkokį padarą, nesuprasti, čia iš vis kažkoks kaip drakonas, aš nesuprantu, kas čia per padarai tokie. Nu, seniau visokių būdavo. Nu, man sunku net nupasako, žinai, kaip atrodo. Nesuku palyginti. Nu, kaip drakonas gal, tokio dydžio, kaklas ilgas, kažkas sparnai yra. Gerai, kas ten vyks tarp, Kipišas? Jo, Kipišas, tas drakonas kažkaip paėmė jį kaip nelaisvę tokia, nenorėjo jo kaip suėsti, nežinau, nes pasirodė per daug intelektualus, tipo kaip gyvūnas. Bet jį paėmė kaip, Agnė, tas drakonas, Agnė paėmė kaip nelaisvę kažkokią. Ir irgi naudojas, va, tos intelektų čiulpi iš jos kažką, va, kaip gyvas, tik kaip energija. Oho. Čia tas mūsų interferencija ir yra? Jo. Matau ką. Nes jie taip laiko, grinai, kad dėl tų intelektinių tikslų kažkaip.
O kaip mums jam ton informacijai? Per eterį, ne fiziškai? Taip, ten nieks per ne fiziškai nevyksta. Tik per eterį vis darbuojas, ne? O fiziškai ten pasanu kažkur stų nelaisvėlė? Jo, tiesiog kaip uždaryta tenais, niekur, nu sako, nu ne, jos net neišleidžiu kažkaip net pasiganyti, aš net nežinau, net neduot bazinių poreikių kažkaip net atrodo. Oho. Nu kaip kankinimas toks yra, bet nu nėra toks aktyvus. Supratau. A viskon pamatėm, ko reikia pamatyti? Ar ana reikalingų patirčių yra iš tos reinkarnacijos? Ne. Gera. Grįžtam laiko atgal, kol ana nėda gėmus, ton reinkarnacijai vis ištrinka, nus nelekto. Ir sukurk nauj, kuk nors palėnus pasamon, ko ana reikėtų. A gyvūns bikas, ką priekana te padaryk. Gerai. Nu. Kokį paukštę, kon skraidyt gali. O dar jau žinok, zuikį kažkaip. Taip man parodė. Nu gerai. O kodėl zuikutį būtent? Kažkaip, kad va gali straksėt beli kur be ką. Ai. Kažkaip ten. Bus naudos šiam gyvenimui. Jo, kažkaip. Bet toks greitą. Aha. Gerai, varo greitą. Aha, gers. Nu, taip parodė. Nu gerai. Gerai, grįžkėm į čia dabar. Gerai. Sunaikink kontraktą. Sunaikinu. Paklaus tu padarą, sakyk, kas tu drakonas esi, kas tu toks esi? Tavo nesuprast, tak. Svilink padarą, kas man naujausiai nepatinka? Ugnis nepatinka. Nu, degink šiek nanam. Vis svilink, sakyk, jeigu klaus, normaliai atsakinėjau. Nežinas už išneki. Iškart taip sumažėja vis. Pasidivinkit, dažnis jūs ten paimkite idealą, sakyk, kas esi, neužauga. Tarp drakono ir paukščio? Tai šūt, sakyk, esi. Ir mes kaip ar... Jis susirink vis informaciją iš ano, ko nei paėms iš agnių. Šūdsnis. Nu, iš šūt sėstu. Nesuprasti, tiek dažuvo nam iš degunčių pirštinių. Sukiškai bordą ugniais kamulių, lava pilganam. Nesuprasti, vau, paukštis drakonas, ko čia turi nesuprasti? Mandras. Virinks malonu, kapelins. Gerai. Nu, ir imk, tegu atsimanykti informaciją, manai. Kas yra agnis, tegu vis grįžt pas agnis. Daug čia paėmės. Kur nebus, iš tokių laikų. Kas ir pas agnę, nu, tegu atidaudinam. Šūtpaukščių, sakyk, ta vardas šūtpaukštis ir iš mūsų. Ne drakonas. Gerai, padariau. Ką peguonu nu mūsų? Eik, taip. Šudėlis. Gerai, mes kanon į portalą su visum šmutkiam. Informacinį lauk vis išvalyk iš mes kano. Nu, liuks. Padaryta? Jo. Nu, gerai. Kas sekantis? Nelaimėlis. Nelaimėlis. Nu, Jėzus, Marija, kodėl jie tokie... Negražia nevisi. Net nenoriu žiūrėti, iš tikrųjų, Dieve, taip pat akis bija, iš tikrųjų net, Jėzu. Na, tatos tu nori eiti, bet kaip smirdai. Tu ir užaugį. Taip. Eik, tu savo geras, ten tavo auslė stipriai. Net čia atrodo jaučiu, kambarį dabar. Dievuliau, langą pradaryti ir plačiau. Pasim kontrakt, pažiūrėk, kon ten rašo. Daug čia sąlygėlė, biškai parašyta, tuoj palauk išgrynins, kas čia parašyta. Nu, binėsim. Jo.
Apie priklausomybės kažkokias, žinai, Aha. kad turėsiu priklausomybę, bet va daugiau ten pavardinta. Kažkaip švažiu sako, parašyta švažiu, kad priklausomybė nuo manęs atseit, tipo nuo interferento. Sakau, ką čia turiu menį, kas čia parašyta. Kad bus linkus į kažkokias, ne tai, kad konkrečiai priklausomybės, bet į fanatizmą kažkokį. Aha, fanatišku bus. Kažkaip jo, kažkokius dalykus tik fanatiškai žiūrės. Sąlyginai galima tai pavadinti priklausomybėm, bet tai ne tos tradicinės priklausomybės. Aha, į kokį sritis mums nori, kada nalystų? Visokios medicinos, visokios tokios, žinai. Fanatišką tenka nerti. Jo, kad va taip, Ir ko mums gaus iš to? kad domėtus kažkaip, kad savo kenktų jinai. Kažkaip, kad per tą tom fanatizmą, fanatizmą. per tą tokį proto praradimą. Tokį per energijos skirimą tenais. Atrodo, kad kuo daugiau energijos skirti, tuo daugiau jis gauna kažkaip iš jos. Nes jinai, ieškodama kažkokių variantų, atsakymų, kažkur ten fanatiškai lyzdama apie sveikatą, domėdamasi ten, pavyzdžiui, apie su savim, taip kad net protą atrodo praranda kartais. Ir jis nuo to kažkaip minta jie. Kažkaip... Geras. Eik tu savo. Gera. Ar šiam gyvenim sūnau susiteikusi? Šiam? Taip. O, tai gera. Varyk į moment, kada susiteiks sūnau, kada pasirašė kontraktą. Įdomi. Čia tokia, jau kaip ir vaikas, bet jau nebe vaikas, tokia kaip ir paauglė daras. Čia tų metų, aš nežinau, 10, 11 ten. Jo, pimenait. Jo, tas toks amžius. Ir atrodo kažkaip, ne tai, kad sirgo, bet ar blogai jautėsi kažkaip. Ar kad save kažkaip pažint labai norėjo? Palauk. Čia taip reikia išgrynint. Gerai, išgrynink. Jo, labiau čia, kad save pažinti norėjo, taip, savo kūną, žinai, savo kažkaip organų sistemas, kas jin tokia yra, žinai, kaip jinai keičias, kaip žmogus, kaip mergina, žinai, kaip iš vaiko. Ir jin sako, aš taip kažkaip, aš labai noriu kažkaip save pažinti, kažkaip save, kaip jinai čia sako, tiksliai. Sako, aš viską kažkaip atiduosiu, kad galėčiau čia tame būti, to ieškoti, tą suprasti, bet čia kaip apie mediciną. Pala. Man rodo vis tiek, kad jinai tarsi prastai jautės iš tikrųjų. Kažkaip prastai fiziškai jautės. Ir taip kaip prisimeldė čia, aš net nežinau, ar čia tinkam žodis prisimeldė. Kažkaip labai prašė, kad nereiktų taip jaustis, kad galėtų kažkaip pagyti nuo to. Aha. Pažiūrėk, kas vyksta, kada žmogus te prašo kažkino, nežin pats kino, ko mums ten prasikveita. Būn, kad kažkas gersa ten įpadeda. Tai aišku, kad nebūna. Nebūna, ne? Ko turi prašyti čia, kad te praėtų, jeigu kažko praša? Ko prašyti, kad tai praeitų? Ta prasme, kad ta bloga savijauta praeitų? Jeigu žmogus praš kažkino, tai ko geriausiai prašyti? Savęs? Taip. Savo pasąmonės. Taip, tik savo pasąmonės. Tik tą savo. Jokių ne dievų, ne angelų, ne Kristų, dar kažko. Ne kaimynų ir ne dar kažko. Nes pasinaudos vis tiek energijais, ne to? Nes taip įrodo, žinai, kad nėra jos čia kažkoks negalavimas, bet jin pati taip prisigalvojus, kad yra kažkaip, kad jinai čia kažkaip, kad kažkas jai turi duoti kažkokius gebėjimus. Gavo net tokių, kokių norėjai, ne? Jo, gavo draugėlę ant kupros. Gerai. Daug informacijai parodė viską, kur mes žinom, kur matėm.
su šiuo momentu. Kon sakant, kon reaguom. Nu taip, antoks kilnuoja, ką sako, kaip. Eina tatupsta. A nori dar sakyk tų dalykų visų? Nenori. Nenori. Nu tai neimk tada, neprašyk, sakyk. Suprato. Tai nebeprašant, tai ne viskas. Iš to moment nebejam tų interferentą, ne? Ne. Gera, grįžtam čia į dabą. Sunaikink kontraktą tų interferentą. Sunaikinu. Aha. Atsimainyk informaciją, kas Agnis Agnė, kas Anu Anam. Jeigu kažko neišimti iš Agnis, tegu pats išėm, daug striuškių, jeigu reka. Jo, atidavė viską. Nu ir mes kanon į portalą su visą informacijom lauk, su visku, kad būtų švaru. Gerai. Nu ir kas tas mūsų ketvirtas laimingasis? Laimingas kamuoliukas. Toks kaip elfas irgi, bet baisus. Baisus elfas. O jis iš tikrųjų elfsai? Ne. Apsimetęs čia kažkas. Apsimetęs. Tegu parūt savo tai prasnukį. Žinau, kad nelabai nori žiūrėti jiems, bet... Nu kažkaip, kad nes nesmirdėtų šitai. Negali net prieiti, atrodo. Užsidėk ant nuois ku nors, kad tau mums, kad neužaustų. Nesikunkink ten soną. Kaip išsivaliuoja ištisai kažkur. Parodė tas nukėlį. Nu irgi, nu Jėzus Marija. Nu labai negražus, labai negražus. Nėra atitikmens, nežinau, pervažiuotas traukinį 12 kartų. Kažkoks, fui. Nu labai negražus tikrai. Kas parašyta kontrakte? Tuoj paskaitysiu gerai čia. Tokia, žinai, čia kaip irgi, kaip, nežinau, kaip lozungas toksai parašytas, nežinau. Aš prisiekiu būti savo neištikima. Aha. A čia globalinis? Nes, žinai, iš pradžių mačiau tik žodį prisiekiu ir kitus turėjau taip žiūrėti, taip iš arti, taip prisitraukti. Aha, neslepins matyti. Na, iš pradžių vėl sakau, duodi, parodį greičiau geruoju, žinai. Aš prisiekiu būti savo neištikima, nesuprantu, kaip čia taip, bet čia jau globalinis. Nu, čia daug su, net prieš savį neklausyti savęs, negirdėti savęs, ignoruoti širdį, čia vis tai dalyką labai lengvai manipuliuoti per tom kontraktą. Gerai, grįžk į moment, kur ona pasirašė, kol da čia, suprantu, net nebauda žemė atėjusi, nu prieš ateną, čia vis vyk. Sunaikink kontraktą. Ir grįžk vėl į Prieno. Sunaikink dabartinį kontraktą. Atsimanyk informaciją, kas Agnis Agnė, kas Anu Anam. Įsitikink, kad geriau viskas atlikta, apmainyta. Padarėjau? Jo. Ką bistrė. Pažiūrėk, kad tikrai niek nepaliek pas Agnis. Nepaliek, kad tikrai. Nepaliek. Nu gerai, mes ką nulauksiu visom šmitkiem. Čia labai greit vykstu, vis kažkaip dabar čia greit tvarkaus aš jau čia. Išmetė? Oho. Gera. Nu dabar reikiam pažiūrėkim dabar Prienos, tavo plaukas turiu užsirašyti. Pažiūrėkim mano subtiliusius kūnus dabar. Pažiūrėk, mano emocinį kūną, ką atrodo.
Šiaip neblogai taip visai. Palyginti neblogai. Yra vietelių tokių biškių kaip skilučių tokių. Bet, jų daug yra, bet jos nedidelės tokios. Kas dar tas skilutis? Pati. Pati kapant savo pat pasidarė. Per abejonės, ką jaučia. Aha. Ką jaučia, ar gerai jaučia. Čia programas, ne tu sana. Gerai, įkrauk tu emocinį kūną dirbtiną, harmonizuok, padaryk tokį pilną, gražų. Padariu jau. Gerai, prie mentalinį kūną. Kaip mentalinis kūnas atrodo? Tas tai prastokai. Prastoka, ne į be kokių programų įprikešta, ne? Taip sutrūkinės, atrodo, net kaip vientisas net nėra. Toks, atrodo, dažnai kaip... Iš to rytas nepasitikėjim savime, ne? Nesulidau žinojim, kas tu esi. Jo, va būtent kas aš esu, kur aš einu, kur man reikia eiti, ką man reikia daryti. Tokių būtinų klausimų neatsakytų daug. Gerai, įkrauk mentalinį kūną, dirbtiną energijas, išimk visas negatyvis programas, kurias gali išimti, pakeisk pozityviom. Nešančiau mano naudą. Padarėjai? Tik ištraukiu. Tik ištraukiau. O įdėti neišėjant? Palauk. Ai, gerai. Gerai. Pasakyk, pabaigsi. Taip įgrūsti reikėjo biškiai, pagrūsti, taip, žinai, taip lengvai neišeina. Aha. Kaip ir priešinas kažkas, žinai, kaip pati priešintis. Ant pat priešinas, nes nepasitiksinam, abejau savim. Tas ir priešinimas, ne? Jo. Ar neišspjaudys tų programų pozityvių? Ne, bet taip kaip suprantu, bet taip, žinai, kaip įgrūdau, tai taip, kaip čia buvę jos yra, bet taip sunkiai. Aha, sunkia linda. Gerai, pažiūrėk čakras, kaip dega. Agrajš čakras. Gerklės čakra ta tokia irgi. Nesako, ko nori, ne kas ant širdiesiai. Slep savo nuomonę, ne? Galėtų daugiau čia daryti, negalėtų dėl savęs daryti daugiau dalykų. Kalbėti, išreikšti savo nuomonės, mintis, argumentus. Iš per daug nutyla, ne ko nori pasakyti. Jo, reiktų daugiau sakyti. Gerai, įkrauk visas šakras energijas, harmonizuok tarpusavėje, ypač gerklės šakrą. Harmonizuok vis subtilius kūnus tarpusavėje. Ir dar trink kūnų perfiltrau greta su filtras aukštų vibracijų, kad niektų nepalektų. Gerai. Dabar pažiūrėkime antrą širdį, Saturno antrą širdį. Turi. Aišku, neaktyvant? Ne. Ar ana prieinam to antrą širdį? Šiaip prieinama. Bet ne, jie manos, nes neatradus eisi. Bija, jinai kažkaip, manau, kad net bija, žinai, net taip ir žino, kad yra, bet taip, žinai, ai. Čia fizišką reikia padirbėti, pasikeist, kad... Jo. Pažiūrėk archyvą, ar prieiname nuo sieną, ar įkbėję ten. Taip atrodo, žinai, kaip nosį įkiš ir atsitraukia. Abejo irgi. Dėl abejonių čia viskas pagrindinė. Jo, dėl kažkaip nepasitikėjimo to, ką daro, daugiau tos drąsos, kad va reikia. Pažiūrėk, ar archyvą neužkrėsti, viskas tvarko į pasanos archyvus. Įsives, ką ir kartą. Šičia skait. Užkrėsti nėra, bet tokie kaip apdulkėję, žinai. Nenaudojame, ne? Nuvalyk tas dulks, išvalyk ten praek, žinai. Susiurbliu. Kad būtų gražiai švarė.
Ką matyton visko aiškiai ten. Išėkiam lauk. Pažiūrėk, ar yra jungčių su agregoras kokias. Nėra. Nėra, ne? Daug kana antivirusinis viskų turi. Taip sukraun, taip irgi, taip į viršų, žinai. Mhm. Taip laikam bėjau rankas, kad čia man viskas. Nu, sakai, integrauk į savį. Nu. Tokia vėl net nepasitik savim, sako, čia tikrai man. Siaubas, nu? Kiek reik pasitikim savim daugiau turėti. Instaliuojas ant. Jo. Gerai, taip, nu tikiu tą, ką aš sakau, taip tikiu, taip nedrasiai, bet daro jo. Pažiūrėk, ištrink vis negatyvus reinkarnacijas, kurias gal ištrinti. Klasteris, ar nori pasilikti savo klasterį, ar nori išėti? Noriu pasilikti. Pažiūrėk, nukirp visas negatyvus jungti su žmonėm. Astralą pažiūrėk, koks astralas anus į astralinsiją jiems. Užgrobts yra ranos. Ne visiškai jos čia yra. Aha, mes lauk vaistų namus astral, kur kišnauji. Sukūriau tokį gražų švytintį. Pinigų matris, pažiūrėk, ką panos atrodo. Neblogai, taip sakyčiau, labiau gerai negu blogai. Kas traukt, kad būtum šniuotų babtis? Įsitikinimai kažkokie? Tur programą irgi. Įsitikinimą visi ir į programą. Čia jau tik fiziškams gal išdirbti, ne? Gerai. Nu, prie nus labirintą dabar. Likėms šį labirintas, nu. Ką patrodo nus labirintas likėms? Šiaip gan toksai, nėra painus, bet vietom tokių labai yra, kur kur gali prasmėgti. Vietos, taip, žinai, jeigu tu prašoki kažkokią kliūtį, jeigu susitvarkai, tai tada nemažą kelio gabalą eini. Taip kaip ir be didesnių iššūkių. Bet būn tokių, kur blemba atrodo aplinkiaus kojas, ten apsivinio kažkaip jauklai traukia į kažkur, į kažkokias pusės tempi visaip kaip. Trink vaistum labirintą, nors likėm, sukurk navai, palėmus pasamon, kur geriausia, na. Gerai, nu iš tos poiskapilės, pažiūrėk, ko nanos pasamon anaegrina norėtų perduoti. Nustok abejoti, nustok savim nepasitikėti, susirask mane, sako. Aš su tavim visada esu, bet susirask mane. Pasamon tą prasim savo, ne? Atkurk ryšį su savim. Jo. Ir viskas tad bus gerai. Sako, aš to padėsiu viskuo tada, susitvarkyti. Ką pana atkurti ryšį? Kokį galai specialią metodą, žina, ką pana tom padaryti lengviau? Tokių, kad specialių jai, tai nėra, kad būtų specialus. Kokie geriausi ten metodą būtų? Rebefingą daryti. Ar vien pati gal daryti rebefingą? Ne, gal, ne.
Galėtų kažkada, bet ne dabar tikrai. Nu, va, trūks pasitikėjimo iškart. Taip, iš to pasitikėjimo trūks drąsos, trūksta ryžto. Kaip ir galėtų, bet va, trūksta, išdirbti reikia. Tai čia gal ir paleidimų reikia, nežinau, turbūt gal programų. Nu, čia viskas, tai tas padėtų. Kas dar gal man padėtų? Nu, rodo, kad neprarast ryšį su tavim. Kažkaip va, į save visą laiką atsisukt, pagalvoti, kaip ar aš čia per protą gyvenu, ar čia per širdį, ar čia daugiau yra programos, ar čia daugiau yra taip, kaip liepta padaryti. Nu, kad persikratytų, ypatingai prieš kažkokius svarbius sprendimus. Nu, kad perpurtytų tos savo atsakymus, kaip iš tikrųjų čia yra viskas, kaip čia iš tikrųjų nuspręsti, taip ir bus, nu, kad būtų per širdį. Nu, kad persitikrintų, nieko nepadarytų automatu. Nu, faina. Faina. Konda gal noriu perdavati? Pasąmonė sako, aš tave myliu, aš tavęs laukiu. Tik kad te greičiau. Jo, taip rankas tiesi, prieki. Tai nebejok savim, nebejok, kažkaip negalvok, Tos abejonės ir nepagrįstas, ne visiškai? Taip, labai nepagrįstas, nu visiškai. Neblūdik. Taip, va tiesiog. Nu, fainė. A man bėčia kuo nuskaitinėti, ar man atrodo, iš visko nekapigavan? Nu, atrodo, kad viską. Nebent tu pačiam tavo atrodo. Nu, pabandysiu aš tave ir kad ten prie Agnės alės prisijungt prie tais. Tik nusiverkus vis iš tos informacijos, atrodo iš to visko, kas įvyko, žinai. Jo. Bet tu kaip laimingelę prisijungu iš prie nos. Jo mintim žiaurė nušūkė abejonės ir tos abejonės nutempi toks pergalvojimus, kur atrodo net nebepadarytų to, jeigu ilgą galvot apie to vien dėl dvejonių. Nes užbėg dvejonės už akis, už akių. Nu, va, kaip pasakė, grina trūks, tuk pasitikėjim savim, tuk tvirtom, žinojimą. Jo. Tuk labiau netgi, kad tuk, ką pasakyti, mažiau kreip dėmesį visko nedaryt, labiau ko nori daryt, ko širdį šauk. Per daug galvojai, per daug permastą. Nu, sukas, tiesiog galvotus mint, sukas. Į savį susitelkti nuo daugiau ir... Nu, aš paklausiu, prie kaip tau geriau savi išgėristi. Ir man jau iš ką atrodo nebefinga. Čia kaip pirm žingsnis, aha. Taip net išsigūst nebefinga metu matau, nes atrodo išgėrst savi. Juk netikėtomu, Nu jau, viskas pasakyta, šaunuolė Ernesta, atsijungu iš nuo Agnės. Gerai. Savo informaciją. Nu, prašau. Tai va. Agnės eterinis seansas valymas baigtas, tai va. Sėkmės yra ten, ne? Iki.